sotus nebūsi. Kai norisi mėsos, rinkis Krekenavos. Nuo 90% mažiau oro, daugiau mėsos. Gerai, dabar aptariam Žalgirį Šiaulius, metas pasižiūrėti mūsų rėmėjų epizodą. Keliausim kaip visada į rubriką su mėsomis ir vieną iš įspūdingiausių momentų aptarsim. Taigi mūsų rubrika su mėsomis, kurią pristato rėmėjas Krekenavos ir kaip visuomet, LKL geriausius dėjimus, geriausius epizodus galite surasti YouTube playlistę, kur yra atrenkami gražiausi praktiškai kiekvienos savaitės momentai. Dabar keliamės 2 savaitės atgal ir... Oi. Įspūdingas. Čia iš tikrųjų įspūdingiausias tai man yra tas pirmas judesys, iš tikrųjų. Dėjimas gražus, visi kalba apie dėjimą, bet atsuktum dar atgal, tu pamatytum tą jab stepą, kaip jis išplovė Marčiulionį. Atsisukam atgal. Ir koks jis buvo, žiūrėk, koks staigus ir ilgas, tai čia yra, čia atrodo tikrai Francisko atletinės savybės, kur ne tik tas vertikalumas, bet jo tas staigumas kojas, jis yra elitinis visiškai. Galim paanalizuoti, Mauzesas pakyla statyti užtvarą į kairę, dar ten nugarinę. Ir čia yra klasikinės tas nueidinėjimas nuo užtvaros, ką Marčiulionis šitoje situacijoje tiesiog turėjo atsistoti jam labiau ant dešinio peties ir vesti į užtvarą, o ne laikytis taip flat vadinama tą poziciją. Ir čia Francisko nubaudė už tokią prastą gynybą. Puikiai. Silvėjas Francisko jau ne pirmą kartą šitam sezonui išvystam aukščiausio lygio dėjimus tiek Lietuvos krepšinio lygoje, tiek ir Eurolygoje. Tikrai džiugina tokiais momentais. Jis, dar kartą priminsiu, kad gražiausius LKL epizodus galite surasti playlistę Krekenavos, kai norisi mėsos, kuris pristato ir mūsų šį podcastą. Dėkojame jam. Oro sotus nebūsi. Kai norisi mėsos, rinkis Krekenavos.